Ekomisija. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Laidos klausykime šeštadieniais 10 val. Ryte. Laida kartojama antradieniais naujų laikų 21 val. Vakare. Sveiki, Ekomisija laidos klausytojai. Šios mūsų laidos tema – apšvietimas ir energiją taupantis sprendimai. Jau ruduo vis dažniau ir ilgiau tenka gyventi prie dirbtinės šviesos. Kaip žinia, energetiniai resursai nepinga ir vis labiau tenka susimastyti, kaip teisingai ruošti apšvietimą, kad būtų ir patogu, ir sveika, bet taip pat nekainuotų brangiai ir perkant, o taipogi eksploatuojant. Šią temą padės mums pagvildenti Komisijos laidos svečias Vytautas Rinkevičius, įmonė Gaudrė projektų vadovas. Taigi, pons Vytautai, pašnekėkime apie energiją taupančias technologijas, būtent apšvietimo srity. Gal pradėkime nuo to, kad nuo architektūrinių sprendimų pastato, taipogi interjerinių, nuo medžiagų spalvų parinkimo, matiškumų, visko. Pirmas dalykas tai architektūriniai sprendimai, o paskui inžinieriniai šviesos visos tos technikos sprendimuose, kaip galima padaryti protingiau. Kalbant apie architektūrinius sprendimus, tai pirmiausia, jeigu tai kalbam apie pastatus, kur yra dieną dirbama, dienos metu, tai galima apšvietimui panaudoti natūralią saulės šviesą, kuri nieko nekainuoja. Tai čia pirmiausia reikia galvoti apie teisingą išdėstymą darbo vietų langų atžvilgių ir apskritai apie tų langų plotą pastate. Taip pat, čia aišku įtakoja ir ten, tarkim, kažkiek tai galbūt pasaulio šalių išdėstymas. Tai vienas dalykas, tai yra, turi būti projektuoti pastatą taip, kad darbo vietas pasiektų maksimaliai daug natūralios šviesos, saulės šviesos. Tai vienas aspektas. Kitas dalykas, tai yra paviršių interjero paviršių, reiškia lubų, sienų, grindų, taipogi tų pačių stalų atspindžio koeficientai, kitaip tariant šviesumas arba tamsumas. Tai šviesioj patalpoje visada yra šviesiau, nesvarbu kaip tu šviesk, ar su šviestu, ar su saulė, ar su ko tik nori. Ir tai atitinkamai geriau apšviečia ir darbo paviršių ir tai sukuria šviesi aplinka, dar tai duoda žmogui tokį didesnį komfortą, kad nėra tokių didelių kontrastų. Baltas lapas ant juodo stalo arba baltas stalas ant juodų grindų ar ten juoda siena šalia. Ir taip pat ir tyrimais psichologiniais ir ištirta, reiškia, gauti tokie rezultatai, kad žmogui didesnį komfortą suteikia aplinka, kurioje yra įsisotinimas šviesos. Aš turiu omeny, kad šviesa toje aplinkoje skrinda iš visų pusių. Tai yra ne tik, kad tai yra vienkryptis apšvietimas, kaip, pavyzdžiui, saulė. Saulė tau trenkia, reiškia, viena kryptim, tai dažniausiai kaip tik, reiškia, tam tikrą diskomfortą suteikia. Arba šviestuvas, kur šviečia tik žemyn, pavyzdžiui. Tai smagiau būti yra, kai tavo aplinkui yra visur šviesu. Dėl to, kad per net nežinau, kiek čia milijonų metų jau žmonės gyvena ir apskritai gyvūnija, įpratęs organizmas būti šviesioje aplinkoje visą dieną. Tai yra normali diena, kai yra šviesus dangus, šviesu kairiai, dešiniai, tiesiai ir už nugaros, ir dar po kojom kažkiek tai. Tai dėl to šitie dalykai svarbu. Būtent visų paviršių patalpoje šviesumas. O dabar šviesos spalva. Dar jinai yra nuo vos ne oranžinės iki šaltai mėlynos ir vėl atgal į oranžinę. Per dienos metu saulė teka, tai būna kažkoks oranžinis atspalvis. Įdienojus, ypač vasarą vidury, kai zenite būna, tai vos ne fioletiškai mėlyna, o paskui vakare grįžta vėl į tokį geltoną oranžinį. Ar tai ne tik apšviestumas, bet ir spektras tas turi reikšmę, pavyzdžiui, sveikatai? Arba pojūčiai, tarkim? Taip. Vėlgi šitie dalykai tyrinėti ir vėl testai daryti įvairūs psichologinio poveikio.
Tai be abejo spalva, kadangi natūralus yra tas kitimas šviesos spalvos toksai, kad ryte jinai būna raudonesnė, oranžinė, dieną mėlynesnė, vakare, reiškia, vėl į oranžinę pereina ir vėliau, reiškia, kaip per 10 000 metų žmonės vakare, reiškia, leisdavo, tarkim, prie laužo šviesos galbūt. Tai tas veikia žmogų tokiu būdu, kad oranžinė, ta šilta vadinama šviesa, tokia geltonesnė, raudonesnė, jinai veikia labiau raminamai žmogų, o tokia dienos, pavadinkime, mėlynesnė šviesa, jinai kaip tik tonizuoja, reiškia, aktyvina darbui. Tai taip pat reikia atsižvelgti, ypač pasirenkant lempų spalvinę temperatūrą namams ir darbui, biurui ar bet kokia, reiškia, patalpai darbui. Kitas dalykas, vėlgi, kas yra ištirta ganėtinai neseniai, prieš keletą metų, tai mokslininkų atrastos naujos šviesai jautrios ląstelės žmogaus akyje, kurios nesusijusios yra su rega, tačiau jos yra jautrios tam tikram spektrui, tam tikram bangos ilgiui dienos šviesos, kuris yra mėlynos šviesos srityje, daugmaž dangaus mėlynumo kažkur tai toj srityje. Ir tos ląstelės ir jų signalai vėliau toliau į smegenis perdodami dalyvauja tam tikrų hormonų gamybai, kurie reguliuoja žmogaus dienos nakties ciklą, tai yra daugiausiai susijęs su miegu, su miego poreikiu labai susiję. Tai neseniai, iki šiol praktiškai visi dirbtiniai šviesos šaltiniai neturėjo šitos šviesos, šito bangos ilgio. Ir prie dirbtinės šviesos žmogus nebuvo stimuliuojamas, reiškia, teisingai reguliuojamas tas dienos nakties ciklas. Ir ypač, kai žmogus gaudo mažai dienos šviesos ir vyresnio amžiaus žmogus, kur kažkiek jau rega silpnėja, tiesiog dėl drumstimosi lęšiuko, tai akies, tai atsirasdavo tos problemos, tokios, reiškia, nemigos ir taip pat ir žemos depresijos dalykas. Tai kai buvo šitas dalykas atrastas, šitas toks principas veikimo reguliavimo dienos nakties režimo pas žmogų, tai Suomiai ypač labai masiškai pradėjo šitokias lempas naudoti darbo vietų apšvietimui, tuo metu, kur dirba net ir mokyklų taip pat, būtent, kad imituot tą saulės šviesą, dangų, sakysim, patalpoje dirbtinai imituot, kad žmogui geriau veiktų tas reguliavimas dienos nakties. O paminėjote tokias lempas, o tai būtent kokias lempas, koks čia šviesos šaltinis? Šitas principas šiai dienai yra įgyvendintas su liuminescencinėmis lempomis, su liuminescencinėmis vamzdelinėmis lempomis, kurios biuro darbo vietų, tokių kompiuterinių darbo vietų apšvietimui šiai dienai plačiausiai naudojamos, nes ekonomiškai tai yra tiesiog geriausiai apsimokantis variantas. Ta prasme, santykių investicijos ir tolesnių eksploatavimo kaštų ir energijos sąnaudų. Tai mes pradėjome nuo architektūrinių, interjerinių sprendimų, šiek tiek palėtėm medicininius tos aspektus, šilto, šaltos spalvos. Dabar galėtume pereiti prie tiesioginių reikalų, kur liečia šviesotechniką. Kokius šviestuvus, kur pakabinti, kaip naudoti, kokius lempas, lemputes ir reflektorius ir kokiais principais vadovaujantis teisingai įruošti, reiškia, apšvietimą. Pirmiausia, aišku, reikia apsibrėžti, kokį apšvietimą mes norim turėti, tai yra pradėti nuo to, ką mes norim apšviesti, kokią mes šviesą norim turėti. Tai gal tada skirstykime į dvi grupės. Viena tai bus darbinės aplinkos, kokios jis bebūtų, ar tai biuras, ar bankas, ar dar kažkas tai tokio, o kita naminė aplinka, dvi išskirti tokias. Tai naminėje aplinkoje tai
Pirmiausia, tai aišku, turėtų būti tiesiog mums būti jauku ir malonu būti. O darbe tai reiktų galvoti tiesiog, aš turėjau omeny, kad jauku, tai yra, kad namuose tai galbūt nėra visada prioritetas ekonomija energijos. Nes didžiausia ekonomija tai pasieksi, kai išjungsi šviesą, tarkim, ir žiūrėsi patamsį televizorių, pavyzdžiui, ar šviesų žvakė vaikščiosi po namus, su žibintuvėliu. Tai ir perkant šviestuvą, tai vėlgi yra, norisi neplikos lyčiaus lemputės, nors, aišku, dažnai būna įsirengus būstą, ilgai jos kabo, bet renkėsi kažkokį, kuris tavo gražus ir daug čia estetika lemia. O kalbant apie darbo vietas, apie biurus, tai vėl ten daug griežčiau skaičiuojama yra ir yra griežti ir normatyvai apšvietimo, darbo paviršių apšvietimo ir čianais, tarkim, tokie dabar dažnai aklai laikomas tokios normos, reiškia, darbo stalo paviršių, reiškia, pasiekti 500 liuksų apšvietimą, nuo 300 iki 500 liuksų apšvietą. Tai šitą dalyką galima dabar įvairiais būdais pasiekti, galima naudoti šviestuvus į lubinius, įleidžiamus į lubas, galima naudoti pakabinamus šviestuvus šviečiančius tik žemyn darbo vietoje arba šviečiančius aukštyn žemyn. Tai dabar, dabar čia dažniausiai mums susidurėm su problema, su tokiu klausimu, reiškia, uždavinys toks, kaip taisyklė. Kaip su mažiausia investicija ir su mažiausiam energijos sąnaudom turėti šitą mūsų reglamentinį apšvietimo lygį. Tačiau čia noriu tik paminėti, kad čia komfortą vėlgi reiktų atsižvelgti ne tik ta prasme, kad kaip ir grįžtant į ankstesnę temą, kad turėti, pavyzdžiui, šviesus darbo stalas, palyginti su juodu darbo stalu, tai daug daugiau žmogui tokio komforto suteikia, nes jisai turi mažesnius kontrastus regos lauke. Kai atsiranda dideli kontrastai, tai tiesiog vienas dalykas, kai labai dideli tokie, kaip pavyzdžiui, šviečiančios priekį naktį automobilio žibinto lempos, tai tiesiog jau atvirai erzina žmogų, jau akivaizdžiai. Tai darbo metu galbūt jis to ir akivaizdžiai nesupranta, bet tai mažina jo darbingumą tokie dalykai. Tai vat geriausia turėti darbo ir šviesų stalą, ir ne visai juodas grindis, ir geriausia baltas lubas ir šviesias sienas. Ir čia, pavyzdžiui, man ir daug su ko pabendrauju, žmonėm komfortą suteikia didesnį, kai yra lubos pašviestos. Tai yra, kai yra šviestuvas pakabinamas ir šviečia ne tik tau tiesiai į darbo vietą, tiesioginė šviesa duoda, bet ir duoda šviečia netiesiogiai į šviesias lubas. Vėlgi galbūt tai susijęs su to, kad įpratę esam būti tam, reiškia, atviram dangui, tiesiog kai yra virš tavęs šviesu, o ta tokia tamsius lubas kažkiek tai slegia žmogų. Tai vat šitais dalykais pagrindiniais vadovaujantis ir projektuojamas apšvietimas, o paties dabar pereinant prie šviesos prietaisų, tai kokie ten bebūtų vis tik, tai ar šviestų tik tiesiai žemyn, ar pakabinti žemiau, šviestų dar kažkiek į lubas, tai pereinam prie kito klausimo, tai šviesos šaltinių. Reiškia, kokius šviesos šaltinius panaudoti. Kur ypač reikia, ofise tas šviesos kiekis 500 liuksų reikalaujamas. Jį efektyviausia pasiekti šiai dienai su panaudojant liuminescencinės lempas. Vamzdelinės liuminescencinės lempas. Tai jos geros dar tuo, kad savo šviesą jos išspinduliuoja iš ganėtinai didelio ploto. Tai nėra toks taškinis šaltinis, kuris pigina akis, ypač tie patys šviesos diodai dabar
taip, apie kurias daug kalbama, labai ne visada. Gal mes juos paliesime tokia kaip truputį atskira tema, bet dabar kiekviena atskirai pliusai minusai. Vat liuminescencinės vamzdelinės lempos buvo tokios, paskui T5 atsirado, paskui kaip, kuo jas ten skiriasi, kas ten. Anksčiau buvo paleidėjai, tie vadinami liaudiškai droseliai mechaniniai, dabar elektroniniai, kuo čia ta pažanga geriau mums? Na, pačios lempos, jos pažengė tuo, kad pagerėjo jų spalvų atkūrimas, tai spalvų atkūrimas lyginant su saulė, su natūraliais šviesos šaltiniais. Tai yra šiai dienai standartinis naudojamas, reiškia, toks spalvų atkūrimo indeksas yra 85. Tai yra reglamentuojamas minimalus biuruose. Tai standartinės vamzdelinės lempos šitą turi. Kaip standartinės? Standartinės, ta prasme, šiuolaikinės, tai yra šiandieninės. Patys yra, aišku, ir geriau atkuriančios spalvas, jeigu reiktų tai naudoti kažkur tai stomatologiniuose kabinėse, kažkur medicinoje, kur spalvų atkūrimas labai svarbus. Kitas dalykas, patys paleidėjai, ką jūs minėjot, balastai, tai elektromagnetiniai droseliai, su jais, dabar lyginant su elektroniniais, tai su elektroninė paleidimo įranga, jinai vienas dalykas yra efektyvesnė kur kas, nes tas balastas turėjo didesnis nuostolius elektromagnetinis. Kitas dalykas garantuoja ilgesnį lempos tarnavimą, nes uždega lempą, pašildo elektrodus, tai yra netaip greitai lempa perdega. O trečias, tai žymiai praktiškai išnyko šviesos pulsacijos. Tai yra mirgėjimas tos lempos. Vėlgi jisai neregimas 100 Hz dažnių, bet jisai vėlgi neigiamai veikia darbingumą žmogaus, o tokiose gamyklose, tarkim, pramoninėse vietose, kur yra kažkokie sukėjai mechanizmai, tai netgi dėl to mirgėjimo atsiranda stroboskopiniai efektai. Tai šitą pilnai visiškai išsprendžia elektroniniai droseliai. Tai va čia stiprus yra patobulėjimas. O pačios lempos liuminescencinės, tai dėl ko jos populiarios tokios, tai visų pirma, yra dabar jos ypatingai efektyvios. Kad gauti tą baltą šviesą su spalvų atkūrimu, tokiu dar, kuris pakankamas yra 85 iš 100, tai jos pagal efektyvumą ir pagal kainą jų to, tarkim, šviesos vieneto yra nepralenkiamas šiai dienai. Tai dėl to jos labiausiai ir paplitę. Ir plus, vėlgi, kaip minėjau, kadangi išspinduliuoja šviesą iš didelio ploto, reiškia, lempos paviršius didelis, jisai, jos neakina jas žiūrint. O pats šviestuvas su liuminescencinė lempa, naujausios kartos, su T5 lempa, plonesnė, vadinkim, tai jų efektyvumas, perinam prie šviesos prietaisų efektyvumo, jų optinės sistemos. Tai jeigu šviečia šviestuvas tik tai žemyn, tai reiškia, jam reikia reflektoriui surinkti visą šviesą, kurią lempa spinduliuoja visas pusės ir nukreipti tik žemyn. Šiai dienai gerų šviestuvų, vakarietiškų, kokybiškų siekia tas optinio naudingumo koeficientas taip iki 83 kažkur procentų. Tai yra tiek šviesos lempos, šviestuvas atiduoda į aplinką, tai yra jau žemyn. Jeigu tai šviestuvas šviečiantis aukštyn žemyn, tai jis jau, kaip sakyti, jau virš 95 procentus atiduoda, nes daugiau jau, kaip sakyti, nereikia visko žemyn nukreipti, mažesni nuostoliai. Aišku, geriausias 100% efektyvumas, tai lempa tiesiog kabo be jokio šviestuvo, reiškia, bet tada ta šviesa išsislaido aplinkoje, ant sienų ir darbų paviršiaus nepasiekia ir realiai tada prarandam efektyvumą pačios sistemos. Tai vėlgi čia perinam prie pačių tų sisteminių dalykų, tai be abejo, kad norint pasiekti kažkokiam darbiniam paviršiui apšviestumo lygį, kažkokį reglamentuojamą ar mūsų norimą, mums komfortą suteikianti, tai iš ko arčiau jį išviesim,
tai tuo mažiau šviesos pabėgs, reiškia, nuo šviestuvo, iš šviestuvo. Ir kažkur kitur susigers, reiškia, ir išsisklaidys. Tai jeigu yra aukštos patalpos, ir tai arba reikia šviestuvus leisti arčiau darbo vietų, arba jeigu nėra galimybės to daryti, tai ypač aktualu gamybinėse kažkokiose patalpose ir panašiai. Tai tuomet reikia naudoti šviestuvus, kurie, sakysim, šviečia tokius, duoda siauresnį tokį šviesos pluoštą, šviesos pasiskirstimą. Tai yra, kad nelieka ta šviesa kažkur palubėj, o pasiekia tą paviršių, prie kurio mes dirbame. Tai tas šviestuvų išdėstymas yra tikrai svarbus. Ir jeigu turim, aišku, jeigu norim turėti netiesioginę šviesą, tai aišku, tada jau reikia leisti žemyn lubas. Tiesiog, nes jos tuomet gaunasi, kaip mums reikalingas, reiškia, šviesotechninis paviršius, jį reikia leisti, nes tada, kad jos šviesa pasiektų mūsų darbo paviršių. Na, o ties šią vietą padarykime trumpą muzikinę pauzę. Sugrįžtame po muzikinės pertraukėlės prie mūsų laidos temos. Kas ką tik įsijungė radijo imtuvą, primenu, tai laida Ekomisija, o mes kalbame apie apšvietimą ir energiją taupančius sprendimus. Daug yra tokių prekybinių ploto, pavyzdžiui, parduotuvės, rūbų parduotuvės, dar kitokios. Tai pastebėjau, ypač rūbų parduotuvėse matosi kombinuotas ir dienos šviesos apšvietimo liuminescencinių lempų yra, bet taip pat metalo halogenai. Ir kryptiniai tokie, gal truputį apie juos pakalbėkit. Kalbant apie prekybinius plotus, tai vėlgi čia mums reiktų išskirti turbūt tokias prekybos centrus, hipermarketus, kur yra, reiškia, aukštos patalpos ir parduodamos, reiškia, įvairios prekės, nuo maisto iki automobilinių priedų. Tas parduotuvės specializuotas, kur kaip taisyklė yra lubos žemesnės, tarkim, kokį 3 metrų aukščio ir tai rūbai, batai ir kita. Tai iš principo tiek metalo halogeniniai šaltiniai, tiek liuminescenciniai šaltiniai, jų efektyvumas panašus, net liuminescencinių kažkiek daug didesnis yra. Ir jeigu, kalbant apie pirmiausia aukštas patalpas, tai šiai dienai jau liuminescenciniai sprendimai yra efektyvesni. Iš tos pačios energijos galim gauti daugiau šviesos ir nesvarbu, kad tai gali būti ir didesnė investicija pirminė, bet tai jinai greitai atsiperka. Ir praktiškai dabar prekybos centruose tokių, kalbant apie tas aukštas lubas, ten dominuoja liuminescenciniai šviesos šaltiniai. O kalbant apie žemesnės patalpas, tai tenais vėlgi pigiau būtų turėti, mažiau investuojant, gali turėti šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis, bet su metalo halogenais, bet reiškia su liuminescenciniais šviestuvais tu turėsi tik tai tokį bendrai sklaidytą šviesą. Negalima bus sudėti tokių akcentų, sakysim, ką vis tik tai pardavėjai stengiasi turėti. Tokių, sakysim, šviesos efektų. Tai apšviesti kažkokius išdėstytas prekes, labai stipriai apšviesti išdėstytas prekes, akcentuoti kažkaip tai. Tai vat tose parduotuvėse yra naudojamas kažkoks tai ir bendras apšvietimas, galit pastebėti dažnai kažkokie bendro apšvietimo šviestuvai ir jau akcentiniai, galingi metalo halogeniniai prožektoriai, nesvarbu ar įleisti į lubas, ar kažkur tai tokie sumontuoti ant šynų, kurie nukreipti į mūsų eksponuojamas prekes. Gal paaiškinkit, kas yra metalo halogenai, nes gali įsivaizduoti mūsų klausytojai, kad tiesiog tai yra halogenai, bet kažkodėl su metalu ten korpusais kokiais, paaiškink. Metalo halogenai tai iš principo šitos lempos tai yra evoliucionavo iš aukšto slėgio gyvsidabrio lempų, tai yra aukšto slėgio dujų išlydžio lempos ir
tenais būtent jos ir skiriasi nuo halogenų tuo, kad halogeniniuose šaltiniuose tai šviečia wolframo siūlelis, įkaitęs metalas, įkaitęs wolframas, o metalo halogenuose tai ten tiesiog yra jos gyvsidabris ir įvairūs priedai, halogenai, kurie, reiškia, tam yra sudėti tenai, kad jie įkaitę, reiškia, to išlydžio metu skleidžia skleidžia kito, reiškia, bango ilgio spalvas ir bangas ir turim visą spektrą, turim, tai aišku, ten nėra viso spektro, bet bent jau turim pilnesnį spektrą ir geresnį spalvų atkūrimą. Tai reiškia, metalo halogenai geresnį spalvinį atkūrimą turi. Jeigu sakei, kad liuminescencinės į 85 tą indeksą įsipaišo, tai metalo halidai į kiek? Liuminescencinės, sakysim, toks bazinis optimaliausias kainos ir kokybės, pavadinkim, požiūriu 85, nes yra ir 90, kas siekia 95, bet tuomet krenta efektyvumas kažkiek. Tas pats metalo halogenų, šiuo metu jie pasiekia ir 90 ir netgi daugiau. Tai šiuo atžvilgiu tiesiog tiesiog skiriasi tas, kad tai yra taškinis šaltinis. Tai galima jį siaurai sukoncentruoti, kažką tai išryškinti, užakcentuoti, nesvarbu, ar tai yra parduotuviai, galbūt tai yra pastato fasadas, tarkim. Kitas dar privalumas metalo halogenų, tai praktiškai jo šviesos srauto neįtakoja aplinkos temperatūrą, kadangi ten išlydžio metu tokia reiškia temperatūra, kad jau nesvarbu, kas yra aplinkui. O liuminescencinės lempos šitą labai stipriai reaguoja. Yra tipai specialūs brangesni, kurie mažiau jautrus temperatūrai, bet žemiau nulio, tai standartinės lempos jos ten duoda 20% šviesos ar panašiai. O esant dideliam šalčiui jos iš vis ir neužsidega net. Praktiškai nešviečia. Dėl to liuminescencinių šalčių, jeigu apie tai dar pašnekėti, yra vėlgi gaminami specialūs tipai, kur aplink liuminescencinę lempą dar yra daromas stiklinis apvalkalas kitas, kuris veikia kaip toks šilumą izoliuojantis elementas ir tada lempa viduje jinai sušyla. Tai mes tada aptarėm liuminescencinės lempas, metalo halogenus ir dabar gal standartinius, tipiškus halogenus šiek tiek apibūdinkit. Dabar tipiniai halogenai, tai čia galima būtų išskirti pirmiausia, reiškia 230 veikiančius nuo 230 voltų tinklo įtampos ir veikiančius nuo 12 voltų halogeninius šaltinius. Nesvarbu, ar tai būtų kaip kapsulytė, ar tai būtų jau iškart lemputė su reflektorium, bet 12 voltų šaltinis halogeninis yra geresnis tom, kad jis praktiškai, dabar jeigu paimti nuo tinklo įtampos veikiantį, jo tarnavimo laikas yra vidutinis 2000 valandų, tai 12 voltų lemputės dabar yra apie tarnaujančius 5000 valandų. Tai praktiškai dvigubai, jeigu tos pačius pinigus už lemputę. Man atrodo, net gaunas brangesnis dar. Taip. Tai gaunasi brangiau moki, dvigubai greičiau sudega ir dar bandau spėti, kad, dvigubai mažiau šviečia, sunaudojus tą pačią energiją. Ar kaip? Iš tikrųjų taip, nes... Tai du kart ir dar 2 kart, tai per visus kantus jau čia. Taip ir yra. Aišku, 12 voltų lemputė reikia transformatorius. Bet tai vieną kartą visam gyvenimui. Taip, iš tikrųjų taip ir tas transformatorių kainos dabar tikrai yra nedidelis, ten už keliasdešimt litų, už 30 litų gali nusipirkti transformatoriuką, kuris tau ten pajungs pusę to tavo kambario namuose. Ir tai, taip teisingai, reiškia, jų efektyvumas, pats efektyvumas didesnis 2 kart minimum, tarnavimas irgi 2 kart minimum ilgesnis, o kaina mažesnė pačių lempučių. Tai ekonominio pagristumo dėti 230 voltų lemputės
Jeigu tai skaičiuot, atsižvelgti eksploatacijos kaštus, tai tikrai nėra. Ir plus 12 voltų lemputės, sunku pasakyti kodėl, bet jų ir reflektoriai, ir čia kalbant apie reflektorinės lemputės, tiesiog galima net palyginti, pašviesti, pavyzdžiui, kažkur sienai, gražiau išsklaido šviesą ir tikrai labai stipriai, be to, reiškia, esant dabartiniai konkurencijai halogenų su šviesos diodiniais šaltiniais, tai gamintojai stipriai patobulino pačius halogeninius šaltinius. Praktiškai vėlgi paefektyvino dar kelis kartus, tai dabar net sunku pasakyti, gal net ir už tą tinklo įtampos lemputę ten bus ir 3 ir 4 kartus efektyvesnis, reiktų konkrečiai dabar net atsivers katalogą ir pažiūrėti. Tai tiek apie pačius, sakyčiau, apie halogenų palyginimą. Aha, o dabar jeigu taip gražiai per visas einame, tai gal tada prie ledų galėtume pereiti ir truputį apie jos papasakoti, nes čia dabar ledai, tai jeigu ne ledai, tai tu čia visai jau kaimietis, nemadingas, bet papasakokit mitą ir tikrovę, tarkim, kaip ten yra. Pirmiausia, tai reiktų pasakyti, kad dabar kokia situacija su pardavėjais ir kas rinkoje parduoda ledinius šaltinius, tai didžiulė dauguma atveju, kas yra, tai yra žmonės pradėjo dirbti su šviesa ir tik su ledais. Ir dažnai susiduri, kad kitų šaltinių net ir nežino charakteristikų, nepažįsta ir tiesiog aklai teigia, kad tai yra gerai. Tiesiog tai ir vėlgi labai dažnai manipuliuojama, čia daug pasiskaitau, reiškia, tų charakteristikų, jų kai daug labai manipuliuojama tokiais dalykais, kai sakoma, kad štai va šitą 3 vatų lemputę pakeis jums 20 vatų halogeninę lemputę. Ir dabar tai nėra pagrindžiama jokiais, reiškia, nei skaičiavimais, nei nieko. Tai yra vartotojui paliekama tik tai taip arba patikėti aklai, nes vartotojas praktiškai įdomu būtų iš klausytojų, kas pirkdamas lemputę pasidomėjo, o kiek liumenų šviesos jinai spinduliuoja, pavyzdžiui. Ir kiek lediniai spinduliuoja. Ir vėlgi paimti geriausią šiai dienai esančią halogeninę lemputę, tai taip, jinai bus mažiau efektyvi už ledinį šaltinį, ko gero. Jeigu tai bus gero gamintojo šaltinis, tai tarkim, tų žinomų gamintojų Philips, Osram ir panašių. Tai tokio palyginimo, kaip taisyklė, vartotojas nedaro, buitinis vartotojas tokių lempučių. Tai, kiek aš susidūręs, tai be abejo, net ir tie reiškia, tokie žinomi gamintojai, net ir jie praktiškai tais dalykais kažkiek manipuliuoja. Sako, kad čia pakeičia 20 vatų lemputę, bet kai pasižiūri tos lemputės, ledinės šviesos rautą, pažiūri 20 vatų lemputės ir matai, kad tai jau nesutampa. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, labai daug reklamuojama, kad ta ledinė lemputė šviečia amžinai, reiškia, tenais praktiškai jūs įstatyti, tai visam gyvenimui to vis užteks. Tai ir netgi čia Lietuvos vietiniai gamintojai, kaip jie save dažnai tituluoja, reiškia, gamintojais, realiai, kiek teko susidurti, tai yra kinietiškų prekių, kinietiškų komponentų surinkimas, pagamintų kinietiškų komponentų atsivežimas ir sulitavimas ir susukimas varžtelių. Ir deklaruojamas tarnavimo laikas, dažniausiai tai būna parašyta 50 000 valandų. Tai reikštų, dabar palyginkim su tais žinomais tituluotais vakarų gamintojais, kurie šitom vadinamam retrofitiniam lemputėm, tai yra pakeitiminiam halogenų lemputėm, deklaruoja jau tokie, reiškia, geri gamintojai deklaruoja tik 25 000 darbo valandų.
Dėl to, kad ten yra neišlaikomas jų temperatūrinis režimas pačių šviesos diodų. Tai reikštų, kad štai vat, mūsų gamintojas atsivežė iš Kinijos, atsiskraidino detalių pigiausių įmanomų, surinko lemputę ir jinai tarnaus 2 kart daugiau negu vakarų gamintojo, kainuos 3 kart pigiau ir švies 2 kart daugiau. Bet praktika rodo, kad dažnai tos lemputės ir sugenda ir taip toliau. Bet vėl čia dar toks įdomus dalykas, kad būtinis vartotojas, jam visada reiktų pagalvoti ir paskaičiuoti, kiek jis iš tikrųjų naudoja tą lemputę. Ir netgi lyginant ledinę su halogenu, ledinė lemputė, jinai bus efektyvesnė už diodinę, tarkim, 2 kartus, ar ne? Ten šviečia mažai, reiks jų daugiau galbūt, arba pakeisiu į ledinę, bus mažiau šviesos, ir tiek to, bet labai taupysiu. Tai vis dėlto reiktų paskaičiuoti, kiekgi ta lemputė švies, kiek kainuoja elektros energija jam iš tikrųjų, koks yra kainų skirtumas tarp lempučių ir kiek jis per tą lemputės tarnavimo laikotarpį sutaupys. Tiesiog, jeigu perkam dėl to, kad taupyti, tai tada jau paskaičiuokim iš tikrųjų, ką mes ten sutaupom. Tai kitas dalykas, vėlgi dabar apie ledinės lemputės, kaip taisyklė, jos stipriau akina negu halogeninės. Kadangi pats šaltinis taškinis yra, jisai iš labai mažo ploto išspinduliuoja didelį šviesos kiekį ir ta lemputė taip subjektyviai žmogui suvokiama kaip ryški labai. Ir net tokių girdi žmonių silim, diodinė stipriai šviečia, sako. Bet tai realiai jisai pasako žmogus ne apie apšvietimą paviršių, kuriuos jis nori apšviesti, ne aplinkos, o būtent apie to šaltinio akinimą. Tai yra, kad šviečia galbūt jam į akis, tiesiog tik tai ir subjektyviai suvokiama kaip ryški. Tai štai, o grįžtant vėlgi apie tarnavimo laiką, tai apie tarnavimo trukmę, tai štai, tarkim, geras gamintojas deklaruoja 25 000 valandų, ta paties gamintojo halogeninė lemputė tarnauja 5000 valandų, o štai pigiausia ledinė lemputė tai jinai tarnauja 500 000 valandų. Tai aš manau, kad reiktų apsidžiaugti, kad jinai ir tos 5000 ištarnaus. Bet nes dažnai girdi ir atsiliepimų, kai žmonės nusiperka tų pigių lempučių, kad perdegė po mėnesio viena, iš tų ten 4 nusipirktų, viena vos šviečia, o viena dar taip nieko. Tai reiktų dar pasiskaičiuoti iš tikrųjų, kiek pagaliau mes naudojam, nes tas lemputės, nes mūsų patirtis, mūsų klientai, kuriems įrengiam apšvietimą, halogeninės lemputės, kurios tarnauja 5000 valandų, ateina pasikeisti jau, nusipirkti pakeitimui po kokių 5-6 metų. Tai, tarkim, jeigu tą lemputę vartotojas naudoja, tarkim, 2 valandas per dieną, tai 365 dienas per metus, tai valandų per metus sudaro 730 valandų. Sakysim, kažkiek daugiau galbūt, tai per metus 1000 valandų. Tai per 5 metus ta lemputė halogeninė puikiai atitarnauja ir veikia, ir šviečia, ir gražu, ir ramu. Tai tvarkoj, jeigu mes galim tikėti tais vakarų gamintojais, kurie sako 25 000 valandų tarnaus, tai ką reiškia 25 metus tarnauti, lyg tai turėtų. O tos pigios lemputės, tai galbūt žmogui nežinančiam, kad yra iš tikrųjų geros halogeninės lemputės, jam gal atitarnaus ledinė 4 metus kažkokie ir galvos, iš tikrųjų, kaip man čia pasisekė, kaip gerai atitarnavo. Nors galbūt atsukant, kiek jinai valandų išdegė, gal jisai nieko ir iš to neišlošė, jokios ekonominės naudos neturėjo.
O dar yra taip, kad šviesti šviečia, bet gal šviečia kokį tik 30% jau visai pasenusi nuo standartinės reikšmės, tau lyg tai neperdegi, dar jinai šviečia, bet jeigu pamatavus, gal efektyvumas tik toks? Na, dabar patys šaltiniai šviesos diodiniai, na, iš tikrųjų čia gal kažkokios ir lyg pasirodytų, kad kažkokia kritika jų atžvilgiu, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog tai yra apšvietimo technologija ir nieko nei gera, nei bloga. Ir vienur ją galima geriau pritaikyti, kitur netaip tinka, bet dabar apie tos technologinius dalykus, tai iš principo jiems tas perdegimas katastrofinis, tai yra, kai vieną dieną švietė kaip kaitrinė ir vieną dieną, reiškia, nebešviečia, jisai jam bendruoju atveju jis šiaip nėra būdingas. Daugiau yra būdingas tas šviesos srauto mažėjimas. Tai tas profesionaliai, jeigu tai daroma, tai tas tarnavimo trukmė skaičiuojama iki to laiko, kada lemputė šviečia 70% savo pradinio srauto. Tai taip skaičiuoja rimti gamintojai, profesionalai. Tai dabar vat vienas dalykas jų tarnavimo metu tai yra tas, pavadinkim, sėdimas, mažėjimas šviesos srauto. Kitas dalykas, kuris gali atsirasti, tai šviesos spalvos pakitimas, kaip taisyklė mėlynėjimas. Tai nudega fosforas tas. Gal papasakok, iš ko šviesos diodai gamina baltą spalvą? Kitas technologinis dalykas, tai balti šviesos diodai yra padaryti pagrindu mėlynų šviesos diodų. Ta prasme, pats puslaidinikinis šaltinis PN sandūra spinduliuoja mėlyną, giliai mėlyną šviesą. Viršus toliau, reiškia, yra fosforų sluoksnis, kuris dalį tos mėlynos šviesos paverčia į žalią, geltoną ir raudoną šviesą. Ir tokiu būdu gaunam baltą šviesą. Tai dalis, aišku, mėlynos tos prasiskverbia ir priklausomai nuo to, kiek ten tų fosforų sudėta, dar priklauso ir spalvinė ta temperatūra lemputės. Tai yra, liaudiškai sakant, šviesos spalva. Jeigu fosforų, kurie spinduliuoja raudoną šviesą, yra mažai, tai jinai mėlynesnė. O kuo daugiau turim raudonos, tada šviesos ta spalva šiltėja, jinai geltonėja, raudonėja. Bet vėlgi tai tas paslinkimas nuo mėlynos į raudoną mažina efektyvumą. Mažina pačios šviesos šaltinio efektyvumą, nes energija tada, reiškia, kaip veikia fosforas, jisai sugeria mėlyną šviesą. Dalį energijos, pavadinkim, pasilieka savo, praranda, išsiskiria šilumą ir tuomet išspinduliuoja jau didesnio bangos ilgio, mažesnės energijos šviesą. Taigi vis tik tai apie šviesos diodus, jų pritaikymą šnekant, tai reikia galvoti iš tikrųjų, kur juos geriausia pritaikyti. Tai nedėta aklai visur, reiškia, kur papuolė, man reikia visur ledų. Tiesiog šitą dalyką pasižiūrėti taip dalykiškiau. Tai dabar, tarkim, kur jie tikrai nepralenkiami, tai yra spalvotas apšvietimas, kadangi yra patys tokie monochrominiai šaltiniai, duoda sodrę labai šviesą, sodrę žalią, sodrę raudoną, sodrę mėlyną, kur reikia kažkokių tai tokių akcentų, tokių, tarkim, fasadų pašvietimui, kažkokiam dekoratyviam, nesunkiai galima duoti ir koncentruotą šviesą, siaurą spindulį. Visi dabar čia, tarkim, jau nutolsim nuo to bendro apšvietimo, signaliniai apšvietimai, pavyzdžiui, tie patys šviesoforai, tai ten labai gerai, nebijo vibracijų, reiškia, ilgai tarnauja ir ten tikrai viskas puiku. Ir pavyzdžiui, nes palyginus skaitrinę lemputę šviesoforę, tai jinai duoda visą spektrą, reiškia, reikia statyti filtrą, kuris sugeria visą šviesą, tu gauni tik iš to viso spektro žalę, neefektyvu. Ir jūs statyti diodą, kuris duoda tik žalę ir tarnauja ilgiau, ir vibracijų nebijo, nes tos vibracijos papjauna, reiškia, stipriai tose vietose kaitrinės lemputės.
Kitas, pavyzdžiui, dalykas muziejai. Eksponatai, kurie labai, reiškia, bijo ultravioleto, bijo šildymo, tai yra to infraraudonųjų spindulių, ką daug duoda kaitriniai šaltiniai. Šviesos diodai, jie duoda tik šviesą. Na ir o minusas, aišku, tas yra jų, tada šilumą iš jų reikia kažkokiu būdu ištraukti į aplinką. Tai radiatoriai naudojami ir masyvūs tie radiatoriai naudojami, netgi su priverstiniu aušinimu dabar gamintojai daro, ne su ventiliatoriais, nes kitaip labai greitai jisai, pavadinkim, perdega, tai yra, krenta jo šviesos srautas. Ir tose retrofitinėse lemputėse, halogenų pakeitimuose ir tų pačių luminescencinių lempų, reiškia, pakeitimuose, tenais ta aušinimo problema yra labai prastai sprendžiama. Tiesiog ten jis nėra vietos. Praktiškai, jeigu profesionalų šviestuvai su šviesos diodais, jie yra projektuojami tam šviesos diodui būtent. O ne tai, kad padarai halogenų ir čia įkišai, reiškia, ledinę lemputę. Tai o kitas dalykas, kur vėlgi mes susidurėm pramonėje, tarkim, šaldytuvuose, pavyzdžiui, jos gerai tinka naudoti, kadangi šalta, tai vėlgi jam gerai, ne taip karšta. Bet vėl ekonominis efektas atsiranda, kai naudojam kažkokias valdymo sistemas. Tai yra, kad naudojam kažkokį būdintį apšvietimą patalpose, jeigu tuo metu žmonių nėra ir tik esant žmonėms įsijungia 100% apšvietimas. Tai tuomet geriausias atsipirkimas yra diodinių šaltinių, nes jų privalumas vėlgi yra, kad gali jos skirtingai nei liuminescencinės lempas laisvai įjungti, išjungti, duoda iškart 100% šviesos, nereikia jiems ten įkaisti ir tas junginėjimas netrumpina jų tarnavimo trukmės. Tai apibendrinant, kaip mes galėtume apibrėžti tą, ką kalbėjome, iš ko susideda apšvietimo efektyvumas ir tas taupimas. Nuo architektūros į to bendrą tokią apžvalgą trumpai. Tai pirmiausia, tai panaudokim maksimaliai tą šviesą, kuri nekainuoja, tai saulės šviesą. Nusidažykim šviesiai lubas ir sienas ir mums ir šviesiau bus, ir maloniau tenais dirbti, ir juodų stalų venkime iš tikrųjų darbo vietose, kur ištisai būna mediena. Ir visada prieš apsispręsdami dėl šviesos šaltinio, dėl šviestuvų konstrukcijos, nenusistatykime, neužstrikime prie vieno kažkokio šviesos šaltinio. Nesvarbu, kas tai būtų, ar tai ledinis, ar halogeninis, ar luminescencinis. Kiekvieną kartą arba patys pasidomėkime, kreipkimės į profesionalus, kurie dirba toj srity, išklausykime kelias nuomonės vėlgi. Nenuspręskime visada patys, reiškia, kas geriausiai apšviečia. Galbūt nenuspręskime paklausę vieno tik tai pardavėjo, kuris suinteresuotas savo prekę tik tai parduoti. Apsiklauskim kelių ir išklausykim ir pareikalaukim ir patys pasiskaičiuokim ekonominę naudą, tai yra apskaičiuokim, kiek mums kainuos nupirkti, kiek mums kainuos sumontuoti šviesos prietaisą ir kokios bus eksploatacijos sąnaudos, kiek mes naudosim elektros energijos ir kiek dažnai reiks tas lemputės keisti, nes tai dažnai vėlgi kainuoja ir pavadinkim, ir diskomfortą sukelia. Tai visada padeda bet kurioje gyvenimo situacijoje, taip pat ir apšvietime. Tai toks, sakysim, lankstumas, mąstymo lankstumas, ieškojimas ir dairimasis aplinkui, kas yra rinkoje, ką galima nupirkti, kiek tai kainuoja ir kiek tai kainuoja dabar, kiek tai mums kainuos ateityje, tai turėti. Dėkojame komisijos vardu mūsų svečiui Vytautui Rinkevičiui už tikrai kvalifikuotą paaiškinimą, kas yra kas. Tikiuosi, kad dabar su šiomis naujomis žiniomis galėsime teisingiau apsispręsti darant vienokį ar kitokį sprendimą apšvietimo srity. Laida Komisija, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Iki susitikimų eteryje.